Ar šį vakar Lenkai bus stipresni už Britus ir Suomiją? Kiekviena komanda yra savotiška. Truputį Lenkai žaidžia kitaip. Galbūt jie neturi savo tų žvaigždžių, jeigu taip galima išsireikšti. Gurgato, Lampės, Ignerski. Bet jau pirmos rungtynėse jie rodė, kad su jais juokauti negalima ir jie yra pavojinga komanda. Jie daug ir gerai juda ir be kamuolio. Daug stato užtvarų ir gali mesti iš toli. Turi naturalizuotą žaidėją Kelatį, kuris yra vienas iš lyderių. Koščarek jau kaip ir veteranas skaitosi žaidėjas. Ir Grumės ir visi agresyviai liko ant lentos, taip kad komanda labai pavojinga, mes iš tikrųjų ruošiamės labai rimtai. Ar bandysite pasinaudoti pranašumu priekinė linija? Žinoma. Ir kaip aš jau vakar sakiau, gerai mes vakar pataikėm. Jeigu taip galima įsireikšti, žvėriškai pataikėm iš toli, bet tikėtis, kad kiekvieną dieną mes taip mėtysim, neverta ir negalim pasikliauti vien tik tai tolimais metimais. Taip, kad mums reikės bandyti būti agresyvesniems baudos aikštelėje. Treneriai turbūt analizavo rungtynes vakarykštės Lenkų Ispanų, ką Lenkai tokio padarė, kad sugebėjo šiek tiek pasvilinti Ispanus, ar Ispanai kažko nedarė? Ką darė, tai didžiausias darimas, jie labai žaidė be įtampos ir žaidė visas 40 minučių ir žaidė su širdim, sakysim taip. Ir tas duoda, jie atėjo į tą ketvirtą kėlinį, kada skirtumas nebuvo toksai didelis. Tai, ko daugiausiai tokios komandos dažniausiai siekia ir tada tu nežinai, kaip ten bus. Tai mums reikia, sakau, nuo pat pradžių ir stengtis reikiamų momentų, kad gale jau mes būtume pliuse. Treneris Pipanas jau spaudžia maksimumą šitos komandos, ką vakar matėm. Klauskit jo. Ar gali antrą dieną išėjęs žaisti? Manau, kad taip. Jonas Valančiūnas vakar žaidė nedaug, skirtumai kontrolinės rungtynės, įsivaizduojate jo rolę, nebėdavo. Jo rolė bus pakankamai svarbi ir nereikia galvoti, kad jisai žaidė 19-mečių po 40 minučių, kad jisai vyro komandoje žais po tiek pat. Ir bus skirtinga rolė. Ir yra jo skirtinga rolė, bet kiekvienas žaidėjas, Tomas irgi visai nežaidė dėl Nikaitis. Bet šie vyrai turi būti pasiruošę ir, sakysim, galbūt ir šiandien jie turi pridėti mums papildomos energijos ir agresyvumo. Prisimenant vakar dienos varžybos, sakykit, ar Lietuvos rinktinės žaidimas jau buvo maždaug toks, kokį jūs įsivaizduojat, kad šitą komandą gali žaisti? Pasakysiu taip, toks būtų pataikymas visada. Gerai? Visur kitur dar mes yra kur pridėti. Ko iki geresnio atlikimo trūksta? Susižaidimo? Buvo per mažai pelnomo taškų iki iš greito, teisinga pastaba, bet ko trūksta, kartais vis dar dvejojame, kur ne visi, sakysim, dar ne visi arba mato, arba kokį derinį žaidžiam, sakysim, kiti ir primiršta kažkur, tai kur ir čia dalelį suvėlavai, ten užtvaros nepastatei, sugavai kamuolį kažkur tai toliau ir jau kampai įsiderina, sakysim, kampai ir laiko atžvilgiu, tai krepšinį yra labai svarbu. Reikia išskirti tos du dalykus. Įtampa ir koncentracija. Įtampa, mes pralaužėm ledus, pirmos rungtynės, mes laimėjom, bet mes laimėjom tik tai vienas rungtynės. Pirmas. Daugiau nieko. Mes kol kas nieko nelaimėjome dar. Ir koncentracija turi būti aukščiausia. Dar pridėti, kiekvienos rungtynėse pridėti koncentraciją, pridėti žaidime gynyboje, ypač gynyboje, kovoje dėl kamuolių, visame, ką mes stengtis pridėti. Tai mūsų yra tikslai tokie.
Ačiū.